keliame šią skalsaus stalo vandens taurę sporto bare Olyri, sakom labas. Žilinas Aleksandravičius, Haris Zenkovas, Augustos Šuliaus Kopalas. jau dabar taip. Ir apsidirbam darbus iš karto, sakau. Palaikinam, pasubscribinam. Komentuot dar nėra ką, nebent kur tą rašo pirmas, ne? First, tai tu nerašinėkit nesąmonį. Kažkokia jau praėjus 5 minutėm podcastą kažkokią mintį šausime, kur nesutinkat, rašykit. Arba kaip tik gerai, jeigu pasakė. Nu tai aš jau pagalvojau, savaitę praėjo, kiek visko įvyko. Bandžiau tai permest. Nu tai pirmas dalykas, prisikėlė Jėzus, numirė popiežius. Augis pabuvo vienų geriausių atmosferas turinčių arenų, vienose geriausių atmosferų. Ne? Nu taip sakė. Nu, ar čia dėl YouTube kontento sakėt? Bet pats tai graikai sakė. Pabuvau tiesiog geriausią atmosferą, kokią sumatęs Europoje. Nu savo, bet sakė, kad net tų arenų kontekste, nu ten, kad Oly buvo vos ne viena geriausia. Oly sakė, kad, tikrai nemažai kas sakė, kad po rungtynių, kad buvo geriausia atmosfera nuo Monako Game 5, kai prieš 2 metus buvo, kai Kevinas Durantas buvo atvažiavęs ir ten buvo... Rankašys sėdėjo, kur aptarėm. Taip. Tai ten sakė, buvo, tą dieną buvo geresnė, bet ten buvo Game 5. Tai per 2 metus paskutinis Olimpiakosas tikrai turėjo geriausią atmosferą, sakyčiau. O vakar tiesiog sakyčiau, kad vis tiek yra geriausia atmosfera Europai. Manau, kad tu sutiksi. Tu buvai irgi. Bet aš Graikijos derbis, tinklas buvo uždėtas per Graikiją, uždeda tinklą. Okay. Eurolygoje nededa, nes Eurolygo susilaiko dar. Bet vis tiek bankė apspjaut spėjo. Spėjo, ir ten Sotamanų ir bank, tai ten tų bairių irgi ne vienas ir ne du, jaučiu, pereisim prie to. Nueisim dar, aš dar pradžioje norėjau irgi pasakyti, kas naujo įvyko. Tai vakar skundžiaus, kad vaikai spaudė, pralašėm 2-6, tai vakar vėl spaudė, tai laimėjom. Turėjom ir konfliktų, ir su tėvais patreštokinom, tėvų buvo daug priejo. Po to rūbiniai ten konfliktų, kad turėjom. Mes rengėmės, atėjo vaikai rengti, sako, eikit kitą rūbinę. Novickas sako kažką, eikit, sako, kitą rūbinę. Tas vaikas taip žiūri, eikit, sako, nėra vietos, eikit, kitą, sako, bet mes čia apsirengėm, tai vaikai. Daniukas sako, eikit į kitą. Tas vaikas, neaiškiai. Novickui tokį. Ir tada buvo pakelti tonai, žodžiai, šie. Tik tonai buvo pakelti? Tik tonai, jūs tas iniciacija stojo. Žinai, Zinica kiekvieną kartą atsistoti jau yra reikalų, keliai, ne pirminiai. Savaitę praėjo. Jo, Buzelis, Vilniui buvo. Čia tavo tą savaitę, mes čia Las Vegase gyvenom, kiek visko Buzelis, sakė, net mieste buvo galima gal nes pamatyti kažkur. Tai tam turnyre buvau trumpai pažiūrėti dėl 3 ir finalo vaikų. Tai kas labiausiai patiko, kalbėjom apie tas ispaniškas taisyklės. Nu, net vaikų krepšinį, kur vis tiek dar vaikai, dar ne paaugliai, tik 13-mečiai tokie dar tas transitionas, vis tiek labiau vaikiški negu pacanai. Tas išsimetimas, net vaikus įdomu žiūrėti, kai viskas, kaip pastovi veiksmas, kaip išsimet ir galvoju, aš noriu Eurolygoje kuo greičiau to. Vienareikšmiškai. Nėra kalbų šiaip apie tokius dalykus, nieko nesigirdėjęs. Negirdėjau, žinok, nieko. Ne tik Eurolygoje, visur reikėtų įvesti. Lietuvoje gerai atrodytų. Bet kur, jo. Ispanai taip žaidžia, tai ko mes taip negalim. Nuimam peržiūras, įdedam šitą, atgaivinam krepšinį. Peržiūras neišvengiamai bus, bet šitą idėją tai gražu. Aš irgi vakar su ispanais dirbau. Gražu žiūrėti. Iš -20 komanda grįžta, pasidaro pratesimą ir vis tiek pralaimi pratesime. Ir laimi Sito Alonso. Jam dar dividendai. Tai man. Komandos, kurios kovoja turnyro lentelės vidury. Bėga, meta visi, greit rungtynės klausosi, peržiūrų mažai. Yra jų, bet jos negadina vaizdo. Jo, bet išsimetimas iš auto yra geris. Toks paprastas dalykas. Pranašumas, labai didelis pranašumas. Kas yra gerai valdęs iš tų vaikų, aišku, aš ten nedaug tų vaikų pažįstu, ten vienas buvo Pakamonė tokio krepšininko. Taip, žaidė iki Šiauliuose. Jo mama ten organizatorė to turnyro, tai toks mažiukas irgi tą pažinau. Atas Kaisgirys ten, Atas šiaip žaidžia su jaunesniais metais, bet vienas lyderių. Pats mažiausias, bet, nežinau, turbūt daugiausiai puolime kamuolių atkovojo. Ten lipa pasiukai irgi turi, verpstes daro, kaip tėvukas. Ir labai gerai valdęs tą išsimetimą greit. Vienas įgnė kažkaip, ar teisėjų nukrito kamuolys, jis nenorėjo paduoti teisėjų, bet teisėjų tiesiog nukrito. Tai atpaimištų teisėjų išplėšė greičiau. Tai toks labai, žiūrėjau, apie vaikų krepšinį diskutuojam podcast'į, bet įdomus reikalas. Teisėjas irgi tiek pat ginčiais. Šiaip emocingas vaikas, emocingas. Bet to reikia. Bet gerai, reikia aistros, labai gerai. Jo, tai toks turnyriukas labai fainas, irgi ten iš užsienio buvo atvarę ir laimėjo ten užsienio rinktinę kažkokią travel team, nežinau, iš visur vaikai surinkti, ten kažkoks treneriukas, kuris surenka iš visų šalių ir važinėja po turnyrus. O lietuviai su savo atskirą komandą? Finale žalgiriukai buvo dėl 3 VKM prieš SKM. Tai irgi tas įdomi, kad 4 kelniais, tais 5. Nes, pavyzdžiui, irgi galvojam, kaip treneriai taktikuoja, kai yra 4 kelniai, kur turi 5, o 5-6 turi jau
bendrą, žinai, daryti. Ir galvojam, kaip taktikuoja, jeigu turi tokius, nu, tam, išreikštus lyderius. Nes, pavyzdžiui, tam pirmam kelny -20 gal SKM buvo, o per 5-6 atlošė ir dar uždėjo. Tai matyt, gal net taip, nu, specialiai nuleidžia pradžią. Ne, tai rungtynių galė stipresnė išeina tada. Tuose keliniuose, kur reikia traukti jau, tai ne pradžioj stiprų išleidai, kad paskui negautum. Nes gali gauti bet kiek, bet gali atsimti. Turbūt taip. Įdomi. Pradžioj silpnesnius leidžia, kad atlošt galėtum. Sybet, ruletka, gry karčanai, automatai to gry. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nu ką, Twinsbetą dar pardavinėja, dar vieną, nu kaip nenaujienų, šiaip prieš pusę metų buvom girdėję, kad Žalgirį, man atrodo, siūlė. Tai irgi tokie Tai įdomus. jums rytas Twinsbet. Tai jau nupirko savivaldybę, džipą, kiek jums apiprekiams čia išlaikyti, nes ryto. Ne, bet rytų, jeigu siūlė, tai rytas pats nenusipirks. Be mūsų Bet pinigų. savivaldybė jau nupirkus džipą, tai nežinau. Šiaip įdomu, va, dabar šitą naują areną ir Buželis spėjo palošti joje, pasitreniruoti. Nu, nežinau, nešnekėjom iš jūs apie tą Valčiūną, bet viskas išnekėta, bet nežinau, kas va, žiūrovai, jeigu nematėt Kauno dienoj, pažiūrėkit, Gražvydas Muižys, nepažįsti, žinai, asmeniškai Jonis, o tavo kartos žmogus, kaip stipriai spaudžia Valčiūną ten. Be jokių išsivartymų, kad, nu ne, Mindaugai, ne, ten. Ir ten sako, kaip jūs vertinat, kad palygino Birutį su Valančiūnu. Sako, žiūrėkit, gerbiams, Gražvydai, mes, sako, kai treniruosim kažką, mes galėsim turėti nuomonę. Dabar mes negalim turėti nuomonės, nes Pačiesas neva Eurolygos treneris ir jis gali lyginti, sako, mes negalim lyginti. Sako, čia ne mūsų kompetencija. Ką? Nu, čia atsakymas. Tai va, kas nematėt, pažiūrėkit. Šiaip vienas tų, kur nesinori Balčiūno klausyti, bet tas intervas geras, nes žurnalistas labai gerai spaudžia jį. Tik treneriai supranta krepšinį. Jo, ką tu šis Augustai, ką tu ant kelio žaidžias, tu čia dabar aiškini, kas ką turi daryti? Nieko aš nesuprantu. Apsimetu, kad kažką suprantu ir čia dabar manim tiki žmonės, nesąmonė kažką. Jūs tikinęs, kad tiki? Geras. Gal ir netiki? Klauso. Klauso. Tiesa. Bet ar girdi? Ne, šiaip. Mes neturim laiko tom filosofijams. Einam prie atsibodo Balčiūnas, tai tik tai va, Gražvydą Muižį pareklamavom. Nu tai grįžtam prie tos Graikijos įspūdžių. 4 rungtynės atbuvai. Nu, tikėjomės, ne, kad bus tokių emocijų, kad bus Atamano dalykų, bet kad tiek. Jo. Nu, net nežinau, nuo ko čia pradėti. Nu tai nuo to emocijų ir pradėkime Atamano, kad jisai iš karto. Po pirmų rungtynių. Tie šypsas į akis, o po to daro tokius dalykus, Luka. Nu, įspūdinga. Nu, čia net Atamano įspūdinga. Nu, tai gyvai, nežinau, kai viskas tau gyvai atrodė. Kodėl Atamanas po pirmų rungtynių iš karto norėjo bankį dar labiau psichologiškai sulaužyti? Nu, nesakyk, kad apeliuodamas, kad atėjo į kitą areną treniruotis. Negali sakyti, ne manęs nenustebino. Ko dar gali nežinoti, kad bus kažkas. Ko dar gali nežinoti apie Anadolų Atamanas išskautinę sezono pabaigoje, ką dar gali toje treniruotėje naujo pamatyti? Nu, gerai, jis miega per skautingą, bet ką dar gali pamatyti? Per treniruotę, kuri tau gali kažką parodyti, ko tu dar nežinai, pasibaigus sezonui. Yra pagrindo. Jie planuoja per Šeiną Larkino žaisti. Jo, Larkinas po užtvaros išsimest gali. Žiūrėjau, po rėdų prieš 2 žaisti. Be kamuolio užtvarą gali Larkinui jis gali be driblingo išmesti. Nu, tai kaip ir buvo. Nežinau. Amazing. Net matant, nu, Game 1 ir Game 2, ne? Tai Kendrick Nunanas sustabdė Game 1 dėl to, kad leidžia į dešinę ranką, jam yra nepatogu, tą pačią taktiką taiko ir Olimpiakosas, kai žaidžia dažniausiai prieš Pau, ir irgi pristabdo šiek tiek Kendrick Nunaną, nes jis matėsi akivaizdžiai tiek pirmose, tiek antrose rungtynėse, kai eina į dešinę, nesijaučia gerai ir po to nepasijautęs gerai, po to forsuoja per daug metimų. Tiesiog forsuoja metimų, tą patį matėm pirmose, tą patį matėm antrose. Nepasuoja kamulio, neatiduoda, nes nori išsimest, galvoja, kad iki jo negrįžtas kamuolys. Bet visą šitą matėm pirmose rungtynėse ir tada aš nemačiau jokių visiškai adjustmentų, prisitaikymų antrose rungtynėse, kažkokių pakeitimų. Atamanų jau žinant tą strategiją. Tai man va čia yra klausimas. Visą laiką tai buvo realiai. Praeitais metais jisai irgi laimėjo seriją dėl to, kad pakeitė 5, dėl to, kad Papa Petru daugiau pradėjo žaisti, Grigonis buvo patrauktas į šalį dėl Maccabi ūgio. Bet pas Atamaną nėra praktiškai jokių prisitaikymų arba jie būna, nu jau daromi paskutinę tikrai sekundę, nes tu matei, kad Nanui nesiseka, nu tai tu nori gal kažkaip savo žaidėjui padėti geriausiam, kad jam geriau sektųsi. Nebuvo nieko, jokių, sakau, prisitaikymų tose antrose rungtynėse, tai
Nu, man ir įdomu, ką jis ten, jeigu jis būtų pamatęs kažką tai treniruoti, kurią atseit galvoja, kad gali filmuoti, bet man patiko labai Bankė atsakymas. Bankė sako, po antrų rungtynių, kai laimėjo, sako, va, aš trečiąjį buvau pasižiūrėti Aeko rungtynių, nes Aekas žaidė... Su Saloniku Paoku. Ar tu apie FIBA kalbi? Ten atskiri, jie atskiriuose turnyruose žaidžia. Nu tai FIBA ir dabar jie graikai žaidžia dar ketvirtfinalį, jau laimėjo, dabar išėjo. Ne, bet čia, Ajakas tiesiog žaidė trečiąjį. Apie FIBA tu kalbi? Jo, dariau tos rungtynės. Su Nanteru, sumindė į vienus vartus. Taip, ir Bankis sako, buvau nuvažiavęs tų rungtynių trečiąjį pasižiūrėti, nes viskas tam pačiam mieste vyksta. Ir sako, nežinau, bet gal turėjau ir apie tai kažkam pranešti, kad kažkas neįsižeistų, nes pasirodo, kad man reikia kiekvieną savo žingsnį dabar jau visiems pasakot. Ta aliuzija, kad jie nesitreniravo, kad jie treniravosi Olimpijakose salį dieną prieš pirmas rungtynės. Ir va čia Atamanui nežinau, ar jo čia egos užžydė, kad jo komanda buvusi, kurio jis turi tikrai nemažai įtakos, dabar važiuoja sportuoti į Olimpijakos. Jis ir taip viską žino apie tos žmonės praktiškai. Apie senus likusius. Bet čia įdomu, techninė, logistinė priežastis buvo. Nu, jeigu, sakykim, kad kodėl tada? Nu, neįprastai taip. Nežinau. Nemėtai ten, kur nemėtis iš tikrųjų. Gal, žinai, pasiūlė laiką treniruotėjai, kurio, tarkim, pasiūlė Oakai laiką treniruotis per vėlai, negu norėjo Efesas. Ir tada jie ieškojo kitų variantų, ir Olimpijakosas pasiūlė variantą pas juos pasitreniruoti. O gal tikrai tą sąmokslo teoriją galim tikėti? Galim ir manau ir tą tikėti. Taigi buvo ir su Šaru skandalas, kad Atamanas atseit treniruotės mėgsta pafilmuoti. Tai apsisuko, kažkada Atamanas kaltino, dabar Atamano. Apsidrūdė žmonės. O tai dabar Atamanas ras tikrai Stambule areną, kur pasislėps. Grįžęs. Labai įdomu, aš jau laukiu, kad čia 3 dienos nebuvo jokių skandalų šitoj serijai, jau kažkaip man trūksta dramos. Tai palauk dar iki vakaro iš tos Janakopolas dar nieko nepasakė. Su šlapia maika ir su cigariuku. Aš jau buvau pamiršęs šitą dabar. Norit parašą 10 metų? Va, mano parašas. Janakopolas. Wow. Ir tada kitas noris, kaip jisai ramiai pusryčiauja, tipo toks lauke branšą valgo su draugu, lyg nieko. Raminės jau viskas, ramu. Nu tai gerai, matysim FIBA. Dar vieną graikų klubą. Kiekvieną sezoną tą patį sako. Jau 5 metus išeidinėjo iš Eurolygos. Taip. Bet tada dažnai buvo pagrindo komanda. Čia kaip Matijošaitis iš Rusijos išeidinėjo, tokiu pačiu greičiu išeidinėjo. Maždaug iš Eurolygos. Taip, būtent. Jo. Nu, šiaip, irgi, pauda tai ten akivaizdi prieš Naną. Ar ne? Buvo, čia nežinau. Bet aišku, taip reaguoti, absoliučiai neadekvatu. Bet vėl ten, kaip sakant, koks kieno reikalas, vis tiek, nejaugi teisėjas švilpia specialiai blogai, ar jis ten 5 ar 10 ar 15 mačų švilpia, ar tai iš esmės ką nors keičia, ar tai yra tavo argumentas, žinai, kelt kipišą, stumt ant teisėjai, nereikia tikrai ant jų stumt. Kas, pradėsim dabar skaičiuoti, tu daugiau teisėjai Madridui, tu ten daugiau Žalgiriui teisėjai, tu Pau daugiau teisėjai, tai kaip dabar išdėlioti, taip Motiejūnai vienodai visiems piragą padalinti, taip negali būti. Tam arčiau, gal logistiškai kažkiek arčiau, kažkam, kad nereiktų skraidyti per visą Europą vienam, kitam, kažkaip aš manau, tai irgi yra atsižvelgiama, žinai. Nors aš galvoju, kad teisėjai patys irgi nori keisti komandas, šiek tiek. Kita vertus, vėlgi prisitaikai prie vienos komandos ir žinai, tas gali tą daryti, tas gali provokuoti, tas gali viršti, tas gali bauduoti, tas gali taip, tas gali kitaip. Teisėjau tau yra lengviau, iš tikrųjų, tą pačią pažįstamą komandą. Aš taip galvoju, nesu teisėjas, bet tai bandau primest vis tiek, kai tu nuskaitęs, esi nuskanavęs to žmonės. Žinai, kas kaip. Taip, tiesiog lauki to judesio, žinai. Tai tau lengviau yra dirbti tiesiog. Nepagalvoju Janakopolas, kad gal... Kaip tik atrodo, kokybės turėtų būti daugiau iš to paties teisėjo. Jo, bet gal tiesiog Larkino nesustabdot, gal irgi gali būti variantas vienas iš... Kuris po 2 kelinių 3 prametęs buvo visiškai. Nieko nebuvo po 2 kelinių ir paskui nužudė visus. Vienas pats iš to. Kada mes čia šnekėjom, kai tos apdovanojimus darėm sezoną, atsimenu, kad metų nusivylimą aš Larkiną pasiėmė. Tai žiūri podcast 100%. Aš tas Larkinas grįžo, tas Larkinas. Dirbom kaip tik, tos rungtynės, aš ten su savo rungtynėm dirbu, už sienos Lekšas sėdi su Višniausku. Ir kaip tik baigėsi 2 keliniai, aš užeinu pas juos, sakau, vyrai, kaip, kas vyko, žinai. Turkai, sako, dauža, kokie turkai. Taip, sako, turkai daro reikalą, žinai. Jurcevenas daro, Osmanas daro rungtynės, pasižiūrėjom. Larkinas nieko, Nanas nieko, Larkinas, man atrodo, 0-3 buvo apskritai žaidimo. Visiškai nieko nebuvo. Kai aš taip ramiai pareinu namo, žinai, ir sėdu žiūrėt.
Larkinas viską daro, nieko nedaręs, viską daro, trečiam viską daro, ketvirtam viską daro, iš pusiau krašto lemą, tritaškį užmeta, pasidaro. Nanas dar iš kairės bandė susimesti. Nieko, viskas. Larkino darbas, grinai. Larkino, nužudytas. Ketvirtam kėlinyje, antrų rungtynių. 30 taškų. Larkinas įmetė 11, PG Daužeras, kas buvo labai labai svarbu 9, ir Porie 7 berots, jeigu neklystu, ir Derekas Vilicas 2 taškus įmetė. Čia tu apie ketvirtą kėlinį kalbėjai. Ketvirtas kėlinys, 29 taškai, realiai 3 žaidėjai sumetė 27 taškus. Taip. Ko jiem trūko pirmose rungtynėse ketvirtam kėlinį? Nes šiaip reikia pripažinti, kad Efesas galėjo realiai 2-0 pirmauti. Nes ten irgi pliusas buvo. Visiškai. Jo, bet ten atsitiko, ką dažnai matom šiam sezone. Ketvirtam kėlinyje Pao... Lemba, tas spaudimas, kurį sukelia tie fanai, žiauriai didžiulis yra. Ir tu tik paleisk, tau reikia kažkokio lyderio. Ketvirtam kėlinyje pirmose rungtynėse jo neatsirado. Antrose rungtynėse PG Daužeras pradėjo, Šeinas Larkinas užbaigė. Ir bus labai įdomu žiūrėti, sakau, aš kažkaip netikiu, kad negrįš šitą seriją į Atėnus, bet Efesas atrodo tikrai geriau. Efesas padaręs gerai savo namų darbus. Trūksta iš Pao tų prisitaikymų, bet ar gali Efesas laimėti 3 kartus išėlės prieš Pao? Ar gali Kendrikas Nanas iš 4 rungtynių nei vienų nesužaist? Nu, ar Slukas neturės nei vieno, norėjau sakyti gero graus, neturės nei vienų gerų rungtynių Stambulė? Ne, kažkaip po to pripranti, ir Žilvinas vis pastoviai bando taisyti kirčiavimus. Nu jo, jums kai komentuojate ir podcastą sunku laviruoti, reikia... Skiriasi. Šiaip Žilinas labai skiriasi. Kaip komentuoja ir kaip kalbi podcast'ą, irgi daug kas sako, kad Žilinas sako, 2 žmonės yra. Kaip podcast'ą kalba ir kaip komentuoja labai skirtingai. Podcast'ą sako geriau. Nu, bet čia natūralu, čia skirtingi formatai labai. Laisvai ir kalba, ir... Kalbam laisvai. Tai va, aš nežinau, ką jūs galvojate dėl šitos serijos. Efesas kol kas dominuoja, bet man atrodo, kad vis tiek grįš šitą seriją dar į Oaką. Ir Game 5 Oakui laimėt, nežinau, kokių rungtynių reikia iš Efeso. Nu jo, bet tu underdogas visiškas ten. Tu jau visai ramus, atsipūtęs, tu viską padarėjai. Tu jau viršėjai, tu peržengiai. Nu, bet aš manau, kad jie patys save, tikrai savęs taip nevertina kaip underdogus. Jie taip užbaigė sezoną stipriai. Aišku, ten nebuvo labai kažkokių... Nežaidė su topais. Nežaidė su topais, jo, bet ten to talento tikrai užtenka. Šeinas Larkinas pats po rungtynių sakė, sako, čia yra... Šitą komandą gal nėra geresnė, bet jinai tikrai talento turi nemažiau negu tos čempioniškos komandos. Sako, talentingesnis, su visa pagarba, sako, bet čia daugiau talento negu... Šeinas šviesiai pasakė, kad talentingesnė. Šiek tiek gal per daug džiaugiasi tą pergalę ir neadekvačiai. Aš tai nesutinku su tuo. Bet tikrai ten talento tikrai toj komandai yra pakankamai. Lygesnė, gal čia tą talentą sunku lyginti, bet kad, buvo išreikšti 2 lyderiai ten ryškus labai. Ir Bobuan dar nėra. Bobuan nėra, nepamirškim. Ir Elijah Brandas dar rezervas koks. 22-6 metimai, 7 klaidos. Per 2 rungtynės. 9-1 antrose. Elijah 0-5-1-4. Antrose. 1-9. Taip. Tai va, tai nežinau, ką jūs galvojat. Grįš serija į Oaką? Aš manau, kad grįž. Aš irgi taip galvoju. Nu, aš galvoju, kaip ir sakė, kad Nanas 3 išėlės nesuloštų, aš nežinau. Nes aš kažkaip daviau 1 pergalę Nadolų, bet aš ir daviau 3 rungtynėse tą pergalę. Visiems, kam daviau 1 pergalę, tai daviau 3 mače. Madridas turėtų dabar pasimti. Nu, jaučiu, kad turėtų pasimti. Kažkaip galvoju, kad Nadolų, o dabar po pergalės ten, tikrai galėtų kabinti 3 mačą. Ten atmosferyti irgi, aišku, Osaka nesulyginsi, bet ten turkiai, man atrodo, irgi hebrytą visos gerklės paliks. Toks... Sakė, tai salėje tai nelabai ten atmosfera kažkokia yra. Nesikuria, Fenerbahčės stipresnė turbūt negu. Jo. Tai šiaip Juančio pirmos rungtynės irgi dar atsimenu, kalbėjom apie 5, kad sakom, ką iš čia veikia tam antram 5. Paraiškėlę tokia dėjo. Nu ir antrose tada. Ir antrose grįžo prie realybės. Ne prie realybės, tikrai. Tie skaičiai truputį išpūsti. Ne, tai faktas, tai ten prisėmė tų ribandų labai daug, bet pataikė viską, perėmė kamuolių, gerai tikrai atrodė. Antrosios rungtynėse Juančio? Pirmosios, nes antrosiose tai ten... Tai antrosios jis nieko nepadarė. 4 taškai. Pirmos tai čia ant jo ir laikėsi, ant jo rebound ofensijos. Antrosiose nieko. Nebūtų paėmę. Nieko. Bet labai trūksta Pao gynybos. Jurcevenas, kad ir kaip gerai, jis ten žaidžia 2-2, gaudo tos kamuolius, bet, prieš Porie. Ką nori realiai prieš jį daro Efesas. Porie ten ir greičiau leidžiasi, ir pataiko, ir jeigu reikia užpaustina, skylė.
žinai, vidurio puolėjo pozicijai. Tai va ir nežinau, man įdomiausia šitą seriją, bet čia viskas aišku, nes visur 2-0, o kitų čia 1-1. Tokia jo, labai keista, kaip sakom, kad galėjo būti 2-0 Efeso, bet iš kitos pusės antrose rungtynėse po Elijub tritaškios Lukas, kurį metė po 3 kelnių, kur su Serena plus 10 buvo. Tai ten atrodė kaip tik, kad 2-0 bus Pau, nors sakom, kad galėjo būti 2-0 Efeso. Tokia labai neaiški serija, be ryškaus kažkokio net tokio emocinio favorito. Bet ir praeitais metais tas pats buvo su Pau. 1-1 Atėnuose, 1-1 išvykoje, grįžo viskas į Game 5 ir išsisprendė. Daug rezervų Pau turi, sakykim taip. Išlydėjo gerai į Stambulą, nežinau, ar jie iškart ten išskrido. 10 000. 8 rašė, 8 000 treniruotę. Aš 10 parašyti. Aš mačiau itališkam 12. Tai man vidurkį. Pala, ten 15 telpa, ne? Kiek ten? 20. Ne, nes nuotraukai tuščių vietų yra, bet parašyta, kad 10. Įspūdinga emociškai, kokį būstą vis tiek duoda už nugarus. Tai tu įsivaizduok, mes atvarom į pirmas rungtynės. Rungtynės 9:30. Po 7:15 atvarėm, nes ten bijojom kamščių Atėnas ir taip toliau, reikėjo dar ten pasifilmuoti, visą kitą. Po 7:15 stovim lauke ir girdim, kad arenos viduje jau kažkas skanduoja. Ir girdisi lauke. 2 valandos 15 minučių yra iki rungtynių. Pau fanai jau susirinkę tai savo pagrindiniai tribūnai, jau skanduoja, tu jau lauke girdi. Ir mes galvojam, aš sakau, gal čia kažkokios kitos rungtynės vyksta. Įrašą leidžia, gal kokį video. Gal įrašą leidžia, nežinau, gal dar kažkas ten. Įeinam į salę, žiūrim tą tribūną pagrindinę susirinkus, jau praktiškai, nežinau, 80% tos tribūnos užsipildė, po 7:15. Tai aš toksai galvoju, čia tikrai niekur kitur taip nevyksta. 2 valandos 15 minučių. O prieš kiek susirinko fanai? Nieko panašaus nebuvo. Olimpiakose Game 1, kad ir kokia gera atmosfera buvo, likus 30 minučių pusė salės dar buvo tuščia. Ir pradėjo skanduoti, likus pusė valandos tik tais. Ten 2,5, likus jau turbūt buvo salė žmonės. Tai būna renginys dar, net neatsidaro duris. Norėjau sakyti, kai būna renginys pradžia. Duris atsidaro 3 valandos prieš. Taip. Tai Žalgirio arenai mes atvažiuodavom šiais metais su Ryčiu anksti, aš 6 valandą būdavau jau Žalgirio arenai. Tai nei vieno žmogaus, nes neleidžia, nuo 6 tik leidžia. Taip. Ir vienas Francisko Mėto pats pirmas daro savo apšilimą su savo dainom, ten repo pasileidęs ir vienas toj salėje mėgaujasi tą tuščią tylą ir ramybę prieš audrą. 6 valandą. 6 valandą. Kai žaidži ten vakare 8:30, 8. 8 žaidži. Dar pabaigai apie Pau, kas man patiko, dar Lezoro dalyvavimo serijoje. Lezoro šeimos dalyvavimo serijoje. Pradžiai, kur Lezoras ėjo. O čia negali duoti salelių techninės, jeigu žaidėjas apeina aplinkui ir mačiau porės pakomentavo, kad sako, gerai varai, mano dėt, sako, vieną pramečiau, sako, man netrukdė, bet sako, vieną pramečiau, tai gali sakyti, kad ten gerai, darai gerą darbą. Bet šiaip atrodo, kad, čia ar ne techninė, ar jis kaip žiūrovas, nežaidė. Jis turėtų būti kaip žiūrovas. Gale suolo galėtų sėdėti, nedaugiau. Negalėtų ten sklaidytis, vis tiegi. Jis neregistruotas rungtynės, jis negali tenai ant suolo. Mes matėm, kad antrose rungtynėse kaip ir bandė ten jį ramint, kad jis nedarytų tų nesąmonių, bet jisai he did not really care. Lesorų šeima did not really care. Vaikas kamuolį kaip pavagė, matė tą video net, tas stovelis, kur yra, kamuolys padėtas. Priėjo Lesoro vaikas, pačiupo kamuolį ir bėgti. Tai tą video net toks Instagram yra page'as Pubity, kur tiesiog jokingus video metų, ten, nežinau, 10 milijonų sekėjų turi iš viso pasaulio, net ne apie sportą, šiaip jokingus video. Tai įsidėjo ten milijonų peržiūrų. Tai vaikas paėmė tą kamuolį ir bėga. Taip, atrodo, kaip pavogė. Gaudyt pradėjo darbuotoją kažkokią, atėmė tą kamuolį, tas ant žemės, veidų ant parketo griuvo, verkt pradėjo, o tada žaidėjai išeidinėjo, tai Juančio paėmė, pakėlė jį ant rankų, pasiėmė ir išnešė. Toks jokingas, ir nematė to video? Ne, nemačiau kažkaip. Aš ant Juančio rankų tai ne pirmą kartą mačiau vaiką. Ten kažkada po rungtynių jis buvo paėmęs. Lesoro vaiką. Jo, Lesoras su publika dirba. O jis tą vaikiuką ant rankų pasiėmės ten. Nežinau, bet Juančio jų yra paėmęs vaiką. Lesoras randa būdų, kaip dalyvauti. O apie Poirier kalbant, tai... Jo, tą intervą, kur jisai pasakė, kad keep trying, viskas gerai, bet juokingiausia tai, kad prieš tą intervą jis pamatė mane su Doncei ir sako, the doubters. The non-believers. Come here, let's talk, sako. Tai mes prognozavom... Netikėt.
3-1 Pau ir gal 3-2 Donce sakė. Aha. Aš 3-1, Donce 3-2. Jis iš karto. The non-believers, the doubters. Bet jis toks, žinai, draugiškas. Ja, taip. Ir po to po intervo sako, okay, guys, see you. Talk better, okay? Talk better. Gerai. Tai... Smagus bičiukas atrodo. Jo. Bet ir gerai juda, porė. Oi, Džiaugsmas dabar dėl jo. Geriau nei Madride juda. Va čia dabar Jo, tikrai toks, geriau. Atrodo, buvo šešėlis. Ir svarbesnis. Reikėjo jam būti to numeris vienas, o ne kažkur šalia. Svarbus dabar. Čia svarbus. Nu kur tu 7-11 susimetė. O šiaip apie podcastą kalbant. 10 kamuolių. Daug, nu, taip, žinai, kad žaidėjai kiek aktyviai žiūri, pavyzdžiui, podcastą jūs. Urbanus. Nu, kažką išdarė žaidėjus, į kur žinai, kad vat patenk. Nu, koks manekė turbūt ten viską žiūri. Ne, tai čia matai jo. Nu, su Šeku Makysiku kalbėjom kokį pusę valandos O po su game. Bertil Makysik? Su Beryl? Ar Beryl? Irgi kalbėjom. A, ne? Jo, prieš Šeką. Fainai. Nes kaip tik buvom, tai mix zonai ir jinai... Ir Donce pagavo ją kaip vlogę, mes įdėjom ją. Kaip darėm apie Olimpijakose. Jo, ir Makysikas įdėjo ir Donce kažkaip nufilmavo, kaip Beryl rodė tipo šitą, žinai, kad tipo on your head tas dėjimas. Ai, kad per galvą. Jo, per galvą tipo įdėjo. Ir mes įdėjom tą į vlogą ir tada ją sutikom penktadienį po rungtynių ir jinai sako, thanks for, tipo, ačiū, kad įdėjot mane į vlogą, tipo, būtų smagu kažkokio kontento padaryti, žinai, su jumis. Nu, Tai ką Makysikas? Ką su juo ten šnenktelėt? Nieko, apie podcastus, jis pats daro savo podcastą, apie seriją kažkiek. Kas dar? Elijah dar Kaip daro. žmogus, koks Makysikas, koks irgi. Labai geras. Komunikabilus Jo, atviras. labai, nežinau, draugiškas, kaip su draugai, žinai. Tai va, tai žinau, kad jisai žiūri. Šiaip daug kas žiūri, tikrai. Jie gal ir nesako, bet po to dar Larkinas, pavyzdžiui, savo podcastą pradėjo daryti, nes nori, kad dabar žaidėjai turėtų savo platformą, kur žaidėjai turėtų pasakyti savo nuomonę, o ne tik kažkokie podcastai. Tai... Doubters, non-believers. Taip. Ja. Šiaip tai taip pat, tu dabar pasakai, žinai, taip, nu, ypač porė, tai toks atrodo monstras, sunku prieiti būtų, toks atrodo, žinai, rūstus, piktas, agresyvus, toksai, žinai, ten per rungtynės jo šypseną pamatyti, nebent ironiškas, su sarkazmu kažkaip, kad jis ten kažkaip... Visiškai ne, o svarbiausia, kad visiškai ne. Tai va, sumonstrėja žmogus, savo tu sakai, va, prieit gali, pabairuot gali, ten don't believe, žinai, tau pasako. Bet yra ir tų, va, tokių variantų, kur tu pasakai, kur gal atrodo viskas ok, bet po to po rungtynių... Monstrų tampa. Jo. Prieit negali, žodžio neišpešė. Jo, kur dabar nori pakalbinti, nu, tau tai sako... Kas, pavyzdžiui? Right now? Right now? Nu, o ne, neduos. Kas toks, pavyzdžiui, tai? Nu, Šabaz Napier, nežinau. Ką jis vaidinas? Žaisk tu normaliai, tada man dravo. Nu, jo, yra tokių ten. Nedovičiai visokie. Pagalvojau, kokie mes artimi su porė šeima, aš Berlyne su porė broliu. Ai, Atsimeni pasako, kurie stovėjo ir žiūri, koks tiksliai panašus. Nu, gal brolis? Hala Madrid. Tuo metu dar. Nu, matai, koks mažas pasaulis. Viskas labai gerai su jais. Nu tai ką, tai sakom Game 5, ne? Game 5, ir jo, Magic. Aš tai galvoju, bus 2-1 dabar Anadolu, kažkaip taip jaučiu, kad taip gali būti. Bet 3-2. Tada Paudų išėlės. Taip, jo, ne, nu kad Pauk, sakai, 3 kart pralaimės, nu nebus taip. Tebūnė 2-2, aš Stambulė sakau 2-2. Ir tada važiuojam į Joaką, o ten balsy. Važiuojam į Joaką? O važiuojam į Joaką. Važiuojam o ten balsy. Jeigu Game 5 dar kartą? Nu, pamokų nusijimu. Aš labai norėčiau. Akreditaciją susiderintų, gal. Norėčiau Olimpijaką, ne per mane, jau čia per darbovietį reikti, bet... Nu, tai Game 5, augi. Norėčiau ir Olimpijakos. Ar tu 3-1 sakai? Tu sakai 3-1? Ne. Po 2. Ten po 2. Aš sakau 3-2 Pau, bet nenustepčiau, jeigu ir nepavyktų jam. Bet čia Tamanas, čia jis turi kažkokią tą aurą. Sėkmę. Bet kažką jis turi, vat kažką. Nežinau. Kažką, ko neįmanoma paaiškinti. Ir gal net nereikia tiesiog aiškinti, nes tai sunkiai paaiškinti. Nes neįmanoma. Sibet, ruletka, grikarčanai, automatai to gry. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nu, bet o ką turi žmogus pavardę Barcokas? Ką vienu žodžiu apibūdino Hezonė, kas sunkiausia prieš valį žaidžiant? Barcokas. Pasakė. Dar galaugi tada pradėktų nuo atmosferos. Sakei. Jo, kaip. Jeigu va taip, tu įeini rungtynės, sakykime, ir tu nežinai, kur tu esi. Ir tu galėtum iš to identifikuoti. Ar tu Friendship esi, ar tu Ako esi, kur tu esi. Jo, galėtum, aišku. Galėtum iš ko? Nes tai irgi smarkus vyrai. Jo, bet mažiau emocijos. Ne taip smarkiai yra prieš teisėjus,
varoma. Mandagesnė publika. Jo, mandagesnė, draugiškesnė, šiek tiek mažiau garso, nes ten mažiau žmonių ir ta aikštelė yra šiek tiek toliau. Nu, yra tas tarpas. Taip. Bet irgi, labai gerai. Labai gerai tikrai. Ir sakau, tas experiences 4 rungtynių per 4 dienas, tai buvo kažkas tokio. O žalingi įpročiai publikos liejasi laisvai. Norėjau sakyti, ar matei bent vieną tėvą, kur, kaip kažkaip mačiau, kad tėvas pasidėjęs ant kelių vaiką ir rūko. Kažkas pasakojo, sakė, Augis eina ten, pirmoji eilėje, ten bikų primesta po kėdėm. Čia kai buvo, mes matėm jo. Tai jeigu pirmoji eilėje, tai kas ten, debesis. Po to Dončio neleido mesti kažką, ne? Aišku, leido. Kaip neleido, bet tu pats nemeti. Norėjai, bet nemeti. Akoj. Mečiau. Pala per antrą tu metėjai. Aš nemečiau. Pataikiai? Nes galvoju, jeigu tu grįši iš Graikijos, turės progą ir nemetę, kas tu yra, galvočiau. Tritaškiai tai ne. Dončio profas. Dončio ne Kašioras. Ar jis žaidė kažką? Ne. Tritaškiai Nesuprasis. Jo. Nu. Ne, ir po vieną iš vidurio. Taip. 2 bandymai iš vidurio nepataikiau. Pirmas Sefe į lanką, antras prašiau. Tai gerai, dėl rūkimo dabar. Iš tikrųjų. Rūko visi laisvai. Bet smarvės nėra. Ne tiek daug nėra smarvės. Dabar. Bet tai yra legalu? Tai ar tai yra nelegalu? Tai nėra legalu, bet, tai taisyklės yra tam, kad jas, žinai. Čia kaip saulų, man atrodo, Lietuvoje, kur realiai negali įsinešti, bet visi geria. Net tos taisyklės, kai kurios šalyse taisyklės yra tiesiog tam, kad jas laužytum. Kad, būtų jos, jo. Tai ten pirmoji, bet tai net tos aikus, man atrodo, rūko, nes nėra dūmų. Tai aš nerūkimo specialistas, tai nežinau. Mes be kompetencijos čia. Jo, bet pirmoji eilėje ten 50 tų numėtyta visos grindys. Tai nepadeda laimėti, reiškia. O jeigu apie krepšinį, tą vadinamąjį, pakalbėti, man kažkaip Realo vidurkis pažiūrėjau 8-4 taškai, abu Grajus iki 7-3 sulaikė. 7-1 ir 7-2 metą. 2-1. Tai Parcokas ir tai skaičiu, tai ir išgaudytas. Julas, pirmosios rungtynės, antrosios į startą išeina, viską per jį verčia, absoliučiai Julas. Jeigu Julas rezultatyviausias tavo komandai, reiškia Madridas jau Mateo antram mače 3 starto 5 nauji žaidėjai iš karto nuo suolo, Julas iš karto starto 5, mūsų prapuolės visiškai, absoliučiai. Mario 1, ant pausto Mario. 16-4 mūsų. Vienas iš, jeigu neklystu, vienas iš 4 prasčiausių šio sezono rungtynių. Buvo pasiten ir 0, man atrodo, vieną kartą. Buvo 1, buvo 2, buvo 4. Ir dabar prapuolės mūsų per Mario traukė jie pradžioj. Mario 1 neištrauks. Ne. Paustino labai gerai tenai. Prieš Gosą, man atrodo. Pačioje pradžioje. Vis ant kairio statydavo prieš Gosą. Susimetė. Gal kas Kampaco matėt? Labai gerai buvo. Paskelbti. Man, ten gali neįt, gali nepataikyti. Bičias po 3 metų. 3 metimus išsimetė ir kitam gali 5 gal. Bet jisai nėra toks, kad labai. Neforsuojasi, nenanas. Jis nėra taškų rinkėjas, gynėjas. Tai su jo labai gerai tvarkosi ir žiauriai daug duoda spaudimą ant jo. Sunku. Ir čia Realo problema komandos struktūros, kad neturi šalia jo žmogaus, kuris galėtų tiesiog taškų rinkėjo. Nėra iš ko žaisti. Tu negali būti Kampaco tas žaidėjas, kuris suka daugiausiai pick and rollų komandų. Ir aš labai suprantu, kodėl per Hezonę tiek daug žaidžia. Aš dar prieš seriją sakiau, kad kuo daugiau reiktų per Hezonę žaisti ir būtent po tų susikeitimų. Tikrai žaidžia. Tai metų daugiausiai. Jo, jis po pirmų rungtynių, beje, jis pasakė, kad mums trūksta identity. Mums trūksta identiteto komandai. Ir aš manau, kad va tos antros rungtynės Realas parodė jau daugiau identiteto. Buvo prisitaikymų, bet jiem vis tiek trūksta puolime. Trūksta žmogaus puolime ir blogiausia tai, kad jie daro daugiau klaidų negu Olympiakosas ir graikai atsikovoja daugiau kamuolių puolime. Ir natūraliai abiejose rungtynėse jie turėjo apie 10 atakų daugiau. O Realas nebeturi tiek talento puolime, kiek anksčiau turėdavo. Ir labai sunku pasidaro laimėti. 14-11, jo 9. Kažkada tokį žaidėją kaip Gabrielių Deką turėjo, kuris žaidė gerai krepšinį dabar. Jo, prapuolės truputį Dekas. Taip, žinai, žiūrint į statistiką, ko pritrūko Madridui? Visko. 7 baudų. Susimes 7 baudas. Prametė, jo. Ir 5 žmonės tik metė tos baudas. Ir metė tie, kurie pataiko. Gazonija 3-5, Kampaco 1-2, Julas susimetė viską ir iš to tik pelnė taškus. Dekas 0-2. Ir Felisas 2-4. Viskas. Visi žmonės, kurie
Tie žmonės, kurie turi tavo pataikyti. Vat sumesk 7 baudas plus 1 turi. Viskas. Nieko nereikia. O kad jie meta mažai baudų ir pirmas mačas buvo tas pats. Šiaip ir tie mažai meta baudų, tik po 15 baudų. Ten palyginkim kitose mačiuose po 30 baudų metai. Lipa per galvas visiems. O šitie kažkaip be baudų. Ir tie. Tai va, Madridui pataikiai baudas, vis turi plus 1. Tik tiek. Nu, Olimpiakoso labai dar didžiulė tema buvo, kiek baudų jie gavo mes antrose rungtynėse. 17-33 skirtumas tarp komandų. Ir mes sėdėjom tiesiai prieš Realo solelį. Nu, jie viešai turi tokią taisyklę organizacijai, kad Realas nesipiktina teisėjais medijų. Bet rungtynių metu tai, nu, tipo, viskas yra. Tai neveikia. Ir, nu, nėra tokios taisyklės, tiesiog. Tai ten jie išprotėt bandė, bet aš sutinku, nes ten jau, nu, už bet kokią prisilietimą šildavo baudą. Jie bandė padaryti intensyvesnę gynybą. Po pirmų pralaimėtų rungtynių lipo ant galvos ir teisėjai kiekvieną kartą šilpė baudą, kai jie bandė tiesiog įsiverš daugiau į priekį. Ir buvo, man atrodo, vienu metu baudų skirtumas 13 Realui pražangų sušilpta, 4 Olimpiakosui. Ir jie ten po kiekvienos pražangos rodo į tą skaičių. Ten Čiūsas Matėjo pirmyn atgal vaikšto, kuo greičiau jau visas ten susinervinės belia kaip žaidėjai, ten spardo ledus, ten rankas, ten kelia, nu žodžiu. 28-19 baudas. Ir Olimpiakosas namie meta daugiausiai baudų. Ir tas kalbos irgi yra, kad pas juos labai sunku žaisti vien dėl to, kad teisėjai labai jau jiem ten kartais gali padėti. Tai nebe pagrindą reiškia Jano Koplo priekaištą. Nu, to atsiprašinėsim, Dimitriu. Šiaip ponas V. Zenkovas rodo, kad gal ir tas MVP ne visai gal teisingai tam Nanui duotas. Rodo. Ateina dėdė. Vieną dieną 22, kitą 22. Sako, nu, nežinau, ką iš ten išrinkot. Nu, Evanas Fournier, atsimenu, šiekėjom, sakoma, kur atsimenu, sakiau, kad manau, kad Fournier įtaka gali būti, kad žmogus ten daug matęs čia per pliofus į kitą lygį dar nueis. Nuėjo į kitą lygį, 18-3 taškai. Jo. Tai va dabar kaip tik norėjau sakyti, iš 32 du žmonės meta daugiau nei pusę. 2. Ir nepataiko. Nei tas. 2-8, 2-10. Nu, čia nemetiko. Antros rungtynėse ten buvo, man atrodo, 2-8, 2-9 tritaškai komanda. 9-3-2, 7-24. Procentai? Ne, 28-29. Jo. Čia prastas pataikymas. Bet tai žinai, tai du žmonės meta pusę. Čia ar pirmose čia? Ne, čia apie antras mes kalbam. 9-3-2, 7-24. Tai Fournier ten kalė 10-1 ar 10-2. Bet ir pirmose, man atrodo, nebuvo daug geriau. Nu, tai nėra. Tai aš galiu pasakyti, Oli, žinokit, kaip bebūtų, su baudom, tai bet jie iš toli susirinko daugiau negu iš vidutinio. 26-27. Suprastų pataikym, su 28%. Vis tiek iš toli daugiau susimėt negu iš artimo. Nu ką, aš manau, kad Sergio Julas turi dabar išsirinkti, ką jungti. Ai, nu aš jau laukiu antrose rungtynėse gale, jau bus kažkas. Kam čia, Vokupai gal ką? Blema, Vokupas stiprus labai, gali atgalvoti. Gali. Silpnės Gosa gal. Vokupas net nepajaus, ką jam Julas ten palies. Larenzakis, minutė buvo. Larenzakį gali jungti. Larenzakį, nu Vildoza dar gal. Va, Vildoza gal. Vildoza 11 minučių žaidė. Bet ar įgins kas nors? Vildoza. Realas irgi, va. Vienintelį grįžė iš 2-0. Kas? Ja. Madrido Realas. 2-0. Madrido Realas. Jo, aš tikėjausi, iš Madrido tikėjausi, taip gerai pradėjo antras rungtynės, taip gerai pradėjo, taip gražu pradžiojo, ten pirmas kelnys Kano, suolo leido Mateo, visi metė, kas tik išeina, į baką išėjo puskablis su dešinė, Abaldė pirmas tritaškis čia aukšti, išėjo nuo suolo, Felisas irgi iš karto užmetė, Julas tik tai prametė, bet visi praktiškai buvo susimetę taškus, kas išėjo nuo suolo. Ir antra rungtynių dalis, viskas, aukštyn galva. Apie tą suolą atsimenu, video Baigėsi. buvo Fernando, kur davė vandens jam ir pasikeitė ar kažką, tą vandenį. Bruno Fernando. Kalio, spontanas. Aš pagavau šitą. Tu čia nufilmuoji tą, ne? Jo, bet ten, tai žinai, vėl žiūrint į laiką, tai kažkaip ką Fernando gauna ir ką gauna Tavaresas, biškai neadekvatu truputėlį. Fernando su Ibaka dviese gauna mažiau sudėjus negu vienas Tavaresas. Čia net gali Usmaną Garubą dar prijungti, kuris gali pacentruoti, tikrai gali išeiti pacentruoti. Gali nubėgti, gali ištraukti, gali Milutinovą ištraukti, gali prieš Milutinovą sužaisti veidų į krepšį, tikrai greitesnis, atletiškesnis, taiklesnis yra. Tai gali turėti pranašumą. Tai va tie trys, vienas žaidžia 9 minutės, Ibaka žaidžia 9 minutės, Fernandas žaidžia 9 minutės, o kur yra Garuba, visi po 9, 28, Tavaresas 1 varo 24.
Tai va, nu gerai, gynyba, baudos aikštelė, okei, nu bet polime irgi, nu su 7-1 tu judi, nu. Tai dar palaf ir nepataikys irgi. Tu judi, Tai čia, žinai. Nu, pripažįsta mane, kad dalyvavai Olimpiakoso paskutinėse namų rungtynėse. Eurolygoje šį sezoną. Manau, kad jo. Nu, Vis be dėlto. ką. Nu, dvi paim. Nu, Per geri. Nu, tiesiog. ką pamačiau antram mače, man tikrai duoda šansų, kad Realas laimės vieną. Trečią. Jo, kad yra šansų. Pamačiau prisitaikymus iš Čiūsą Matėją, pamačiau, kur jie gali patobulėti, bet to pačiu ir Olimpiakosas kol kas žiauriai nepataiko. Gynėjai nefunkcionuoja. Visiškai Tai nepataiko. abi komandos kažkiek turi rezervų, gal net sakyčiau Olimpiakosas daugiau, bet galvoju, Madride vis tiek Realas laimės vieną. Bet dvi, nežinau, Viskas. man atrodo, ta Per geri. komanda ir nemėgsta jie ir tarpusavį ten labai yra kibirkščių ir trenerių nepatenkinti. Tai ten turbūt Gezonijos įtaka. Mūsas. Mūsas? Jo. Mūsų Gezonija. Nu, mūsų, jo. Nu, mūsų, buvo- sakė, turi, kas sakė, kad ten geras fruktas yra šiaip kaip asmenybė. Ten arogancijos karalius. Ten. Man tai Marijo labiau atrodo arogantiškas aikšteliai. Jo, jie būtų tokie, Nu, abu tokie. bet Nu, Mario Balkanai, dar žaidžia. narciziukai tokie. Balkanai. Tai trečiam kelnį pirmų rungtynių mūsų net neleido. Jei pastebėjot, visą trečią kelnį sėdėjo ant suolo. Tai kiekvieną kartą, kai treneris pakeldavo vis kitą žaidėją vietoj jo, ten Feliza, Lula, tai toks pasisuka, sėdi ten visą kelnį. Ne, tai jeigu manęs nereikia, aš gal varau namo, tada tiesiog. Jo, tai pakėlė dar vieną kažkurį žaidėją, tada tiesiog spyrė į ledą, tipo žaidėjas praėjo, spyrė į ledą. Bando atkreipdėmėsi. Okay. Jo, ir Čia kaip tada... pano, žinai, kai plaukus taisosi, Čia. tipo, mano, tai Jo. visai sparta. Tai čia per teleką to nepamatysi. Nu jo, Ne, tai va, Čia signalas. Čia ką matai, labai svarus būdamas, argumentas. būdamas vietoj. Čia labai svaru. Ir po to ketvirtam kelny praėjo gal 2 minutės, jį pakėlė jau žaisti ir irgi toks atsistojo visas, kad dabar jau manęs čia reikia, dabar jau aš čia dabar mane siunčia gelbėt komandą. Jo, tai čia po blogis. vėlų jau, Tai čia rakštis tada nieko nebus. Tai va. Ne pirmi metai, kai žaidžia, atrodo, susitaikė. Aš tik kažkaip atkreipdavau dėmesį teleką, kai žiūri, tai kai Gezoniai keičiamas yra, tai jis dažnai kartais parodo nepasitenkinimą. Kartais ant praeina pasipūtęs, nepadoda 5, ten maždaug toks atsisėda. Rankšlasti vandenį, ten kažką emocijas lieja. Tai Hezonija buvo pirmos rungtynės irgi, kai jį pakeitė, tai vienu metu jau atrodė, kad iš pečio išjungs Matėjo, tipo, taip priejo arti, kad ir toks nepatenkintas buvo, Jo. kad jau nugalvojau, kad tai tikrai bus kažkas susidūrimas, bet taip prasilenkia, taip pečiai, žinai, taip šonu vos, kaip paskutinė sekundė. O žinai, kas neprasilenkia? Satoranskis su Strazeliu. Netilpo. Jo. Bliamba, ten dabar žinai, bičias bandė suskaldyti krūtinkaulį. Nu, bet ten išprovokuota buvo prieš Čia tai. jų tiemėjai kažkokius veiks. Čia mano valia, jeigu manęs Čia klausia. tipo, kaip turėjo Lastauskas Vasedemiko būtų, ne? Va, tai manęs jeigu klaustų, aš ne tai, kad jį, taip, aš jam dar vienų rungtynių diskvalą duočiau. Nu čia smurtinis veiks, čia ne krepšin, čia bandymas žaloti. Nu, bet čia... Aš pasipiktinęs. Čia protrukis, čia kūno kalba, viskas, čia viskas to pasakyta, žinai. Čia Jūla situacija, gali sakyti. 1-1. Nu, Situacija gal neviltiška, baisu, tu nebeturi iš ko net rinktis, veidas. tu piktas esi, jo, ir kaip tau parodyti, kaip nuskriaus varžovą, kokiu būdu, tik tokiu, kitokiu nebegali nuskriaus. Nes ten prieš tai jis išprovokavo jį ten, Strazelis ten parodė, irgi ten tokį. Starželis ten prilypęs, gerai, Jo, toks kiek tai iš tų užknisančių žaidėjų. išerzina, Lemon mažas. žinai. Musė, man Taip, atrodo. taip, jo. Pridauž. Ten buvo nevilties gestas, tikrai. Bet ir antram mače irgi ten Andersonas su Džabari. Su Džabari. Džabari. Ne, tai Andersonas su Džabari vienoje komandai. Džabari su... Dialo pastumdė. Vieni kitus ten. Dialo. Blossom game'as. Nu, vis vieni kitus žodžius ten prastumdė. Džabari Parkeris. Karšta, Monakė labai. Ir Na, šiaip tai tai salė jaučiu Andersonas, karštą. tai Andersonas irgi ten bandė rautis. Tai Jisai ten ten jo. toksai- Vieni kitus ten. Tai, Jisai bandė rautis. pramėtė. Bet- Nu, bet- tai va, nu sunkiai tą barsą, nu viskas va sunkiai jam, nu, kažkaip ir sakė, bet Ne, kažkaip Barsa- juos ir mėgti sunku. Panteris okei, jo, bet visa kita man, nu tokia. Bet Dialas sužaidė sprogo, iššovė, abu vos negeriausius mačius sužaidė. Žaidė, tai Jo. pasigerino savo rezultatyvumo rekordą, o Dialo antrą pagal Man žaidė kartais rezultatyvumo atrodo mačą kaip iš sužaidė. C lygos, kartais va taip. Tai dabar įsivaizduokim, dar daugiau argumentų, kodėl Don Sansolas sėdi, jeigu dar žaidė iššovė, tai tada jau... Ir Taisas, jeigu ten virš 20 metų, nesvarbu, kad kitose rungtynėse nesumeta, bet jam ir nereikia to, mes yra kitiems galimybė. O kaip galvojat, MJ užsikūrė. Penoroja pirmose rungtynėse Panterį, kai pasodino ir 15-0 atkarpą gavo. Žanas Nu, Penoroja. ir yra atsakomybės trenerių tiek. Ne, tai Perlaikyti aišku yra. savo... Tai turbūt jeigu Žvėrį. finansai ten leistų, tai turbūt Penoroja būtų seniai nuimtas, ne?
Jeigu kas? Jeigu finansinės galimybės leistų Barsai, kai jie ten savo tą biudžetą mažina, taupimo tą programą, dabar trenerių atleisti negali, išmoką reikės mokėti, pabaigsim su to, kas yra. Hernan Gomesas nepatenkintas viešai, skalbia baltinius. Nu, tai... Hernan Gomesas galėtų gintis. Negeri dalykai. Tai žinai, jeigu jau Jazonė išnešė Madrido bėdas į viešumą, žinai, o šitas, jeigu viešai sako, aš mažai žaidžiu, komanda pralaimi. Turiu argumentų taip sakyti. Aš mažai žaidžiu, komanda laimi. Donatas neturi argumentų, ką pasakyti. Komanda laimi. Viskas. Sėdžiu. Be manęs laimi. O Vili gali pustis. Pralaimim. Aš sėdžiu ant suolo. Kodėl? Bandom kažką daryti su manim. Bet grįžtant prie to Panterio pasodinimo, tai aš nesupratau. Jis vienintelis tavo realiai ginklas puolime. Skoreris. Tu antras yra Brizuela, bet sutikim, kad jis, kai nėra Panterio aikštelėje ir jis yra pirma opcija. Tu negali tiesiog jo pasitikėti. Vieną dieną gali primest, bet tada dvi neprimest. Barsai akivaizdu, kad trūksta ginklų puolime ir leist Panteriui 26 ar 27 minutės tik tai žaisti pirmose rungtynėse. Turi žaisti tiek, kiek leidžia kūnas. Realiai, pasižiūrėk kaip pavargsi, sakyk, žinai. NBA playoffuose kaip būna. Vakar J.J. Redikas antroji pusė nei vieno keitimo nepadarė. Visi 5 starto žaidėjai sužaidė visą 3 ir visą 4 kėlinį. Nuggets prieš kelias dienas irgi. Visi 5 starto žaidėjai sužaidė 42 minutės ir daugiau. Jo, visi šiaip geras. Pirmą kartą ten, nežinau, per kiek laiko istorijoje įvyko taip, kad visi 5 starto žaidėjai 42 plus minutės sužaidė. Ir tu leidi savo geriausią ir vienintelę realiai opciją puolime 26 minutės žaisti pirmose rungtynėse. Čia nesuvokiama. 28. Koks argumentas? Nebent kažkokia sveikata, kad taupau. 35 turėtų būti. Jo, antrose jau 33 žaidė. Bet tam pirmam gelinį, pirmam mače geras šou buvo Panterio ir Jameso trajekai. Wow. Jamesas ten tokį, tas atgal tokį. Fantastika. NBA, krepšinis toks visiškai. Jo, bet visi, net tritaškai ten valdė. Antroji serija irgi ten tik po 8 susimetė. Šiaip Monako parodo potencialą, kai pirmą mačiau, kai sakėm, Jamesas Taisas, čia yra esminiai žmonės, abu sužaidė, laimėjo. Antrą mačiau abu nesužaidė, dar užtikrinčiau. Dėl žaidė atsirado, tai kur to. Koks potencialas komandos. Ir turi žinai statistiką, turi taškių pataikymą Monako serijai. Veselė negyvas praktiškai buvo. Taip, pirmam, ką metė Barsas, 7-22, 12-28 Monako, namie 2%, labai gerai. Antras grajus, Barsa namie 8-21, 8-26. Antras grajus. Ja. Tai realiai Monakas, jeigu prisiminsit prieš praėjusias 2 metų ketvirtinalio serijas, taigi ten būdavo procentai apie 22-25, tragiški procentai. Tritaškai. Šiek tiek geriau. Kai jie dabar taip pataiko, tai, Bet tai jaugi 2 taškai, klausyk, 7-2% 2 taškai. Tai suvalgyta tą Barsą, suvalgyta. Taip. Jėzau, 28-39. Tai kam tau tie trajekai? Nereikia, baudų nemetė daug nei tie. Barsa netgi daugiau baudų metė ir daugiau 3 taškais pasiėmė. Tai šviečiasi svypas? Čia kur tau 7-2% prasileidai tu iš vidutinio, tai kiek tu pats turi įmes puolime. Čia aišku. Čia aiškiausiai. Nėra iš ko žaisti, vienas Panteris. Kurio tu neleidai žaisti. Aš atsimenu, praeitam podcast'e vieną daviau Barsai, klydau. Vieną per daug? Klydau, turbūt, kad klydau. Bet žinai. Nežinau, aišku, ten. Su Monako irgi yra nestabilių dalykų. Tai dar palaukim. Bet iš to, ką matėm objektyviai, atrodo, taip. Jo, iš to, ką matėm, tai dabar turbūt, kad kontrastai didžiausi. Jeigu iki serijos sakėm, kad Paris gali labiausiai pakabinti pergalę, ar ne? Nes buvo reguliariam, bet taip va. Tai dabar kažkaip man atrodo, kad, negali. Dabar gali Monakas nunešti 3-0, o vat Paris gali paimti. Tai apie tą Paryžių. Galime reiti prie Paryžiaus. Pataikai gali kabintis, Hifi lempinius 3 taškius užmes, kabinėsi, nepataikai, kas buvo antrose rungtynėse, viskas. Didžiai eliminuotas, iš toli nieko nemeta, ir nepataiko, kad ir mestų priekinė linija, beviltiška priekinė linija, nei Kratzeris nejuda, Bandžas jį nejuda, Jantonenas užmetė kelis 3 taškius, bet to neužtenka. Kaip priekinėje linijoje nėra žmonių. Hifis yra krepšinio hipis. Iš kur tu paimsi su mažiukais? Kaip tu gali laimėti Eurolygą su mažai žmonėm? Niekaip. Pirmą mačą realiai ant tų nesąmonų. Hifis užmetė, kaip Hifis užmetė kokių ir ištraukė ir sugrįžo.
Čia kaip atsimenu, kai Lamelo Prienuose žaidė ir persivarėdavo vidurį ir Žalgirį suvertė ten 2-6 gal. Šaras sako, mes netokių metimų nedengsim. Atsimenu, jo, dariau tą mačą. Atsimenu, bet aš matydavau Prienų žaidėjų veidus. Dimšas veidą matydavau, kitų žaidėjų veidus. Visą žaidimą. Jo, neatsimenu. Gali būti, jo, žaidė, jūs tą žaidė. Taip, nes tu išsimetė, jeigu pasiema Lamelo kamuolį, gali bėgti gintis viską. Nes nebegausi atgal. Dar pasifilmuot po Grajus reikia. Su Čiapu turbūt darėm tas rungtynes. Taip, jo, lempinių visiškai persivaro žmogus per vidurį iš karto metą, iki 3 geri 2 metrai, žinai. Nu kur tu, nu kaip tu. Nu dabar jau Šaras nesako, kad mes tokių nedengsim kaip Hifis. Na, aišku, Hifis ne iš 8 metrų mėtų, tiesiog. Nu, bet jis meta tokius, vabank visiškai meta. Po išsikeitimo per rankas per didelį žmogų. Jis jau žino, kad po išsikeitimo jis mes. Jis ir meta. Viskas, nėra kitų variantų visiškai. Nėra kažkokio tų ekstra perdavimų, to 3 ledo rytulio perdavimo pas jį nėra. Jis įmeta. Jis nekuria. Jis realizuoja. O TJ kuria. Nėra vietos romantikai. Hifis nekuria. Krepšiniai Augustai visgi. Hifis koreris. Pataikys, okei, nepataikys. Meškos paslauga. Romantikos nėra, va, kaip Augustas norėjo būti romantikas. Visgi bet Šaras, dar ne viskas, saugi, dar ne viskas. Paryžius. Nesvajok, Augustai, kentėkim. Ne, Paryžius. Kentėkim. Nes dabar mes ten nekenčiau, gražiai žaidžiam. Su Vilniumi mes esame įrašyti į tinklelį į 4 mačą. Jam reikia, kad, man atrodo, Madridas laimėtų, man reikia, kad Paryžius laimėtų. Ai. Tada mes gaunam 4, žinai, jeigu ne, serija klaus, viskas užsidaro. Paryžiau, duokit Žilvinui darbo. Tai Paryžius, aš, tikiuosi, tai augi, kada, jeigu ne dabar? Tai kada, jeigu ne dabar? Kada, jeigu ne dabar, tai niekada, nes nebebus. Šitos Paryžiaus komandos nebebus. Eurolygoje, jeigu jie pralaimė. Tu uždarai 3-0? Ai. 1-2. Ne, bet kad neatsiras antras šokas. Užbėgs pataikys. Užmes. Nežinau. Neužmes. Tiesiog Šaras per gerai paruošęs komandą. Neužmes. Dar kai Tarikas. Šiaip koks juokingas buvo, matėjai. Jis užmetė, jo. Koks geras post-game tas interactions tarp Šaro ir Tariko. Jo, bet ir post-game'as buvo Tarikas ten toks, kaip fainai čia interviu, toks kaip mažas vaikas. Taip. Ten kalbina tą Turkiją, jisai ten, fainai čia pagaliau. O tas jo, spaudos konferencijai, kur pažiūrėkite, jeigu nematėt labai. Pažiūrėkit, tai Šaras sėdė jau laukia po konferencijų ir Tarikas ten ateina atsileidęs. Tas sako, greičiau tu neštas šikną savo dėk, sako, sit your ass down, greičiau kažką. Tas, sako, fainai, pirmas įk per 7 metus. Šaras, ko tu čia, sako, stebės, tik nenusipelnyk, prie ko tu čia turėjai būti, sako. Tas žmogus džiaugias, Šaras maždaug, greičiau sėsk. O čia kaip fainai. Taip, tipiniai Šaro bairiai. Taip juokinga buvo pasižiūrėti. You don't deserve to be here, man. Jo. Ko tu stebėsi, sako, pirmą kartą? Už to, 7 years. Toks vaikiškas atrodo Tarikas, bet nublema tas metimukas. We are waiting for him, sako, to the press conference like we wait for him on defense. Taip, žvengiu. Nemadėjai šitą? Iškarpo nebuvo šitą. Čia. Jo. Tarikui tai pasakė? Čia prieš tą pasakė, jo. Prieš tai dar taip. Ir tada dar sako, I'm happy, it's my first time here, sako, first time because you don't deserve to be here. Čia tas yra pikinis Šaras, kai Šaras laimi ir tada Šaro charizma, tai pikinis Šaras. Eriukai, sarkazmas, bam, tai kėlė. Gintas, žmogau. Taip. Smagu su juo. Bare būtų po rungtynių, aš įsivaizduoju. Bet šiaip Fenin, šiam 1 tašką per 2 kėlinius rekordas nuo 2-5 play-offuose. Tas tiesa. Niekas tiek užmetę nėra. Tai klausyk, su 48% tritaškiais. Tai ką? Ne, tai ten iš vis pirmoji pusė. Pirmoji pusė buvo 15-17 dvitaškiai ir 8-13 tritaškiai, jeigu gerai prisimam. Jo. Tik Makolomas nepataikė tritaškio tose rungtynėse, visi kiti, kas metė, visi pataikė. Visi. Baldvinas įmetė prieš Hifį, visi pataikė. Visi. Bet Baldvinas toks kažkaip, gerai, patinka man, taip kaip tokia lyderystė vos, taip prisėmęs. Tai bet jis toks yra. Jis toks turi būti. Tai Skotis iškrito. Reikia taškų, bam. Taip, toks kaip buvo. Toks kaip Miunchene buvo. Va, toks tikras Baldvinas. Va, tą Baldviną noris matyti. Tai realiai... Bet ten ir Makolomas, ten Devanas Golas, ten, bet ką gali paimti. Trūksta į 5, prie tų mažų Paryžiaus Šaras tikrai turi mažų. Marko pirmam sugriuvęs visiškai buvo, galas be jo buvo, dariau tą mačą tada. Visiškai sugriuvęs Marko, užpjovė grybą, sėstų ant suolo, viskas, nenoriu matyti aš tavęs. Ir va antram, kaip atrodė Marko, visiškai kitas žaidėjas. Visai kitas, 2 taškius visus įmėt, 3 taškių baudų daugiausiai metę su Heizu kartu ir KS 16 naudos, 3 pagal naudą. Man įspūdingas dalykas mačiai yra, kai treneris teoriškai gavo techninę, bet man ten buvo nesportinė.
Kai sustabdė matolumą. Charging Čia ne foul? sportinė. Jo, bet čia Treneris, irgi. jo. Bet čia irgi signalas, ar ne, kad jau, žinai, ką gali Jūlas. Santūrus atrodo žaidėjas, Sato, ką gali Santūrus. Ir santūriausias turbūt Eurolygos treneris. Ir va, vėl tau signalas. Žinai, Kūno kalba. mato, kad bėgs per čia, atsitraukia. Kūno kalba, žinai, nepasislėpsi vis tiek. Smiteris pagalvoja, kad dar žaidžia. No. Pamiršo sekundį, Jo, jo. galvoja, paimsiu čaržą greitos. Galėtų dar, aš galvoju, išbėgti. Tas bulekiai soliuką tam buvo pavojingas. Paryžiui, priekiniai linijai Tiago galėtų sujudėti, aš galvoju, dar. Prie Kracerio, Stovėdamas. prie Bandžasį galėtų tikrai. Ne, bet Čaras per daug gerai sudėliojęs komandą. Paryžius tiesiog savo sistema daug ką šiais metais nustebino, bet Šaras taktiškai yra turbūt geriausias treneris visoje Eurolygoje ir taip kaip jis sudėliojo prieš visas detalės, prieš jų stepautinę tą gynybą, greit kamuliukas vaikšto, atakuoja silpnoje pusėje klauzautuose, tik trajekai prasiveržimai, ką nori daro, tas Gortato užtvaras, kurias labai Paryžius mėgsta, tai irgi Laisva būtų. jo, neleidžia, jeigu šortas veržiasi ir aukštaūgis jam bando statyti tą Gortato užtvarą, tai tas žmogus, kuris dengia aukštaūgį, jis laiko atstumą ir tada jie keičiasi dar baudos aikšteliai, tipo keli metrai nuo krepšio. Nu, neleidžia užblokuoti tavęs. Tai ten labai įdomus toks irgi dalykas taktinis sudėliojęs, bet realiai ir šortsa gynyba, realiai 4 skirtingas gynybas jau matė šortsa šitoj serijai. Ir ėjo per apačią, ir siuntė į dešinę ranką, ir stepautą darė prieš jį. Nu, toks neleidžia pajaus žaidimo ir šortsų kaip įmanoma labiau. Tai nu ką, graži ta sistema Paryžiaus, bet kai sutinki trenerį, kuris taktiškai padaro prieš tave maksimumą, tada jau ir į talentą tu atsiremi. O talento, nu, Fenerį čiučiu daugiau. Švelniai tariant. Daugiau. Bet čia, žiūrėkit, šitoj poroj turbūt pats didžiausias kontrastas buvo. Didžiausias krepšinio taktikos priešpriešas buvo, ne? Laukinis uraganis bėgantis, paprastas iš 2 prieš 2, su numetimu, su pataikymu ir čia Šaro, vat ką jis dabar paminėjo. Vieną žmogų uždarėjai, viskas. Ir kokie tie žmonės bus išėję į kitus klubus, bet TJ nebus jie tokie. Nu, nebus jie tokie. Tokio gerumo nebus. Hifi gal, Wardas gal, bet kiti, nu, jeigu Šaras paims Jantoneną, gal padarys iš jo vėl. Heiza, dar vieną. Bet šiaip Šaro tas play-offų krepšinis, kur va, iki detalių, iki smulkmenų viskas išanalizuota. Ir atsiminkim seriją su Barcelona, su Zenitu, su Bayernu. Ten va ta tipinė kančia buvo. Bet dabar Fenė, nu, jinai nekenčia, nemėgojas. Nu, pirmas rungtynės tokios truputį sunkesnės, buvo klampesnės, antras jau buvo pasiekmė pirmų. Ne, bet ir Šaras pakeitas biškai. Ir Šaras jo savo tikrai daugiau leidžia žaidėjams šiek tiek. Toks ramesnis, santūresnis gal šiek tiek. Nu, jo, skaičiau interviu ten. Netoks sprogstantis. Blonskis darė, mačiau ir kad sako, kaip pasikeitėt kaip treneris. Nu, tai aišku, natūralu, kad keičiu, sako, emocijas. Sako, išmokau greičiau grįžti iš emocijų. Nu, sako, nes aš labai impulsyvus, bet aš, sako, užsilikdavau per ilgai. Sako, dabar išmokau greičiau grįžti vėl į racionalų protą. Taip. Būna, kad sprogsta kartais, bet matas, kad vis tiek santūriau reaguoja. Vis tiek, kaip bebūtų blogai, jau kaip buvo Žalgiris su Deivisu, taip nebus turbūt su nieko jau. Kai buvo tas sprogimas jo, atsimenat. Nigelis irgi ten interviu davė, kad sako, mano motivacija buvo... Aš apie Brandoną kalbu. Apie Brandoną ten buvo, kai sprogo Šaras. Žalgiris dar seni laikai. Ne. Aš apie tą irgi Nigelis, kad sako, kad mano motivacija labai buvo prisimenant, koks aš buvau Barcelona žaidėjas, 4 taškų, jokių intervų, jokių klausimų, jokių medijos dėmesio, sako, ir kas esu dabar, sako, man pačiam labai. Jokių spaudos konferencijų, jokių. Jo, dabar taip. Top 5 žaidėjas. Ramiai. Taip. Trenerių įtaka. Sakyk, ką nori. Tai ką, irgi sakom, kad užbaigė, ne? Stambulo arenoje paskutinės sezono rungtynės Eurolygoje. Na, tai serija baigsis Paryžiuje. Serija baigsis Paryžiuje. Nu, tai ir sakau, kad 3-1. paskutinės Stambulo. 3-1. Aš duodu Paryžiui vieną. Man reikia, jo. Ne, nori Žilą pakomentuoti. Aš tiesiog noriu pasižiūrėti rungtynę. Gerai. Žinai. Ne, iš tikrųjų kaip... Nes to Paryžiaus mes daugiau neturėsim, viskas. Arba 2 rungtynės Paryžiui liko, arba 1 rungtynės Paryžiui liko. To Paryžius nebebus. Aš dėl to ir rinkausi, sakiau 3-1. Aš tiesiog nenoriu, kad šitą istoriją baigtųsi. Visi žaidėjai išvarys. Taip. Jantonenas jau... Nu, gal ne visi išvarys. Jantonenas jau Fenerį... Kur Kraceris išvarys, kur Bandžas išvarys. Kur Herrera išvarys. Nu, Žilva, bet šitas Paryžius nėra apie Herrera, Bandžasį ir Kracerį. Taip, bet išeis kokie 4-5 žmonės. Taip, bet visi pagrindiniai išeis. Tysonas Wardas tikrai išeis. Žiauriai šiaip geras žaidėjas.
Gal hippie va toks koks nors liks, bet Šorcas išeis. Dar yra... Wardas dar. išeis, Jantonas išeis, 3 pagrindiniai žaidėjai. Jo. Tai viskas. Šitos komandos. Nebebus kam šokti. Kolinas Malcolmas toks irgi gali dar... Stambulyje nešoko, mačiau, buvo video prieš mačą, rėkavo labai. Tai jie... Nešoko, rėkė. Ar visada jie rėkė? Aš mačiau visą tą Kaune, kai jie darė. Ten yra tokia 5 minučių ritualas, kur kiekvienas žaidėjas, kiekvienas žaidėjų turi kažkokį tai handshake, turi kažkokią tai sceną iš serialo, DBZ, iš ten vienas Super Saiyanų virsta, kiti žaidžia stalo tenisą įsivaizduojama vienas su kitu. Šorcas su Colinu Malcolmu ir Tysonu Wardu žaidžia. Tada Herrera ten bando Super Saiyanų virsti dydžiai Šorcų. Tada kiti tenais dar kažką daro. Nu, žodžiu, 5 minutės trunka visas tas dalykas ir galėjai tiesiog visi pradeda baisiai rėkti ir tada išbėga po vieną ir galiausiai kuo mažiau žmonių lieka, visi vis tiek rėkia, dydžiai Šorcas paskutinis išbėga ir irgi toks. Ir Šorcas. Ir tada jau ir jisai išbėga. Minutę laiko koks rėkimas kosminis būna, o 4 minutės šokiai. Fantastika. Nu jo. Paris in 5. Ne. Nebus. Tokį. Nespėjau Rilsą padaryti, lemą su tavo 3-1. Nespėjai? Nespėjau. Šunuos. Montažistas nespėjo, Gustas. Išgelbėjo tave, Gustas. Nu ką? Gustas saugo Augustą. Gustas Augustą, jo. Pagarba, Gustai. Nu ką, šaram, sergam, sergam, mėgstam Paryžių, bet lemą, viskas gerai dėlioja šaro. Tegu eina į 4, tegu laimė Tauro lygą. Išsidėsiu tą Maikę vėl Fenės, gal tikiuosi. Kodėl tu be jos šiandien? Jo, kas čia per žalia? Nu, kas čia per žalia, Maikę. Pau, fanas būsi gal? Kur kam tu aka? Kur Dobilas? Viskas. Gerai. Trumpiau šiandien, bet taip intensyviai, sakykime. Linksmai. Suriningai, smagiai, Vaugis padarė. Uždarėm visą seriją. Šuliaus Kopolos. Visur 3-1. Visur 3-1. Nu ne, bus 3-0 galvoju. Ne. Kažkur Ne, visur 3-1. 3-1. Pau. Monakas 3-2. 3-2. Nu, okei. Gerai. Monakas 3-0. Monakas 3-0. Nu, aš taip galvoju. Taip. O čia po vieną. O Fenė 3-1. Čia po vieną. Duokim Paryžių vieną, duokim Madridą vieną. Palaikinkit, pasubscribinkit, pakomentuokit. Ir žiūrim rytoj. Žiūrim krepšinuką. Ir tegu prasitėse serijos bus daugiau ką kalbėti. Va čia teisingai. Čiau. Tikrai taip. Sibet, ruletka, grikarčanai, automatai to gry. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.